Sveiki, šią pamoką norėčiau aptarti du pagrindinius žodžius apsirašant metodus ar tiek kintamuosius. Taigi, tai yra public ir private. Kažkurioje pamokoje jau esu užsiminęs apie juos, tačiau pagalvojau, kad reikia išskirti atskirą pamoką, kadangi tai yra gan svarbus dalykai. Na, visų pirma, kas nesant susikūręs dar vienos klasės, tai padarykite. Na ir kai ją susikūrėte, turbūt matote prieš tą klasę žodelį public. Na ir tas žodelis public tiesiog reiškia, kad ši klasė yra viešai prieinama ir yra viešai prieinama klasiai, kuri yra kitame faile ir tai yra pagrindinė klasė. Jeigu štai čia būtų parašytas žodelis private, tiesiog negalėtume naudotis šios klasės paslaugomis pagrindinėje klasėje. Na, galbūt dabar pabandysiu pristatyti žodelius private ir public kiek kitoje srityje. Tai bus apsirašant kintamuosius. Na, dažniausiai kintamuosius apsirašydame štai taip, tarkim, integer tipo, priskirdame kažkokią tai reikšmę 5. Bet galima prieš kintamuosius taip pat rašyti žodelius public ir taip pat rašyti žodį private. Na ir kuo tie žodžiai skiriasi, tiesiog galiu pasakyti. Susikūrę private tipo kintamai, mes jo tiesiog nematysime pagrindinėje programoje. Na ir private tipo kintamieji dažniausiai yra kuriami todėl, kad, kaip minėjau, atskiras klases skirtingose failuose dažniausiai kuria vienas nuo kito nepriklausomi žmonės. Ir tarkim, Jonas, kuris kūrė šalutinę klasę, galėjo taip pat pasivadinti kintamąjį x ir priskirti jam kažkokią tai veiksmą ar reikšmę. Ir kažkoks kitas žmogus, kuris atsakingas už pagrindinę klasę, taip pat galėjo susikurti kintamai tokiu pat vardu ir priskirti kitą reikšmę. Ir tuo atveju programa galėtų įsivelti tam tikrų vykdymo klaidų. Kad jų išvengti, tiesiog dažniausiai naudojami kintamieji tarpiniams skaičiavimams pavadinami private. Na ir įsitikinkime, kad pagrindinė klasė, pagrindinė mūsų programa tikrai nemato štai šio private kintamojo. Nu, jį reikia kreiptis štai taip, galbūt kreipkime spausdinimą, kad išvestų tiesiai į ekraną. Ir jeigu prisiminkime, jeigu norime kreiptis į kažkokią tai kitą klasę, kuri yra kad ir kitame faile, tiesiog turime susikurti tos klasės objektą ir tai padaryti jau mokate. Pavadinkime objektą. New šalutinė, vėlgi tušti parametrai. Na ir štai dabar, kai susikūrėme objektą, mes seniau nagrinėjome galbūt kaip panaudoti tos kitos šalutinės klasės metodais. Tačiau metodų panaudojimas beveik nesiskiria nuo kintamųjų iškvietimo. Vėlgi rašomas tos klasės sukurto objekto pavadinimas, dedamas taškas ir tiesiog rašomas kintamojo vardas, kurį norime išsikviesti. Na, šiuo atveju kintamasis x. Na ir bandome vykdyti programą. Ir štai matome, mums išmetė klaidą. O taip yra todėl, kad jau minėjau, šį kintamai pavadinome private. Na, dabar pabandykime pakeisti šį žodį į public. Ir tuomet pabandykime vykdyti programą. Paleidžiame programą. Na ir štai matome, jokių klaidų neišmeta, tiesiog atspausdina atsakymą 5. Taip yra todėl, kad kintamasis yra public ir reiškia, kad jis tiesiog yra viešai prieinamas pagrindinėje klasėje. Kaip ir kintamieji metodai taip pat gali būti tiek public, tiek private. Tarkim, public void. Skurkime kokią žinutę. Na, čia nesmė dabar, ką mes parašysime tame metode. Bet esmė, kaip reaguos programa į žodelį public ir private. Na, šiuo atveju metodą pavadinome public ir tiesiog kreipkime mes į jį pagrindinėje klasėje. Kai matote, jau esame susikūrę objektą, dėl to daryti nereikia. Taigi kreipiamės per objektą į klasę ir rašome metodo vardą, kurį susikūrėme šiuo atveju žinutę. Ir
tai paleidžiame programą ir mum atspausdina sveiki. Taip ir turėtų būti, kadangi šis metodas yra public tipo ir tiesiog jis liepia išvesti į ekraną žodį sveiki. Na, jeigu pakeiskime šį žodį į private ir dabar pabandykime paleisti programą. Na, matote, tai turbūt iš karto, kad štai čia meta klaidą, galiu net programos nepaleidinėti. Na, ir taip yra todėl, kadangi jau pagrindinė klasė nebemato šalutinėje klasėje sukurto metodo, kadangi jis yra private. Ir tiesiog private visi tie kintamieji ar metodai, juos mato tik pati klasė, kurioje mes sukūrėme tą metodą. Na ir jau kaip minėjau, turbūt supratote, kodėl turi būti kartais private. Na, todėl, kad neįsiveltų jokios sumaišties, kadangi tiek metodų, tiek kintamųjų pavadinimai gali būti tokie patys. Na, tai tiek šioje pamokoje. Jeigu kyla klausimų, klauskite, rašykite ir iki susitikimo.